Nu ką, sveiki draugai, 4 metai tylos. Žinau, kad tas kanalas atrodė miręs, tiesiog reikėjo pauzės. Bet tas noras niekur nedingo, kurti daryti. Grįžtu dėl to, kad pasilgau kūrybos, dėlioti video ir tuo pačiu turėti discipliną. Tikrųjų geras motivatorius yra tas video kūrimas, vien tik dėl to, nes tu tada suplanuoji tiksliai, ką tu nori padaryti ir kaip padaryti. Tačiau prieš pradedant naują etapą norėčiau apžvelgti tuos klausimus, kurie dar nėra uždaryti. Jūs mane žinote dėl pirmuko daugiau, nes bandžiau kurti kontentą su pirmuku Stenso kanalu. Mano pirma mokykla prasidėjo nuo to, kad aš viską pradėjau mokintis nuo kitų automobilių modelių. Tai prieš visą šitą projektą, kurį matėte jūs, aš turėjau E60. Ir tai buvo projektas, kuris mane suformavo, gal pasakysiu. Tai nebuvo tiesiog mašina nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Tai buvo šimtai iš tikrųjų valandų įdėto darbo. Šią mane išmokė turėti kantrybės, žinoti, kas yra tas projektas ir kaip jisai veikia, ką daryti. Aišku, jis nebuvo ten gal toksai bomba belė kokia, bet man tuo metu ta mašina buvo ledas. Kai šitą automobilį pardaviau, atsirado didelis noras viską filmuoti ir parodyti jums. Ir tai buvo toksai užsidegimas filmuoti, dėlioti, žiūrėti, kaip kas gaunasi. Tiesiog buvo įdomu, kaip tai veikia. Taip ir gimė pirmuko istorija. I don't wanna go to California, yeah, tonight. I don't wanna go to California, yeah, tonight. I don't wanna go to California, yeah, tonight. I don't wanna go to California. Taigi, kodėl tas pirmukas iš tikrųjų dingo iš eterio? Kaip sakoma, visi darom klaidų, kurie projektai yra geri, kurie negeri. Ir tai buvo viena iš tų mano gal klaidų. Tai per daug buvo gal vizualus mano toksai kūrinys, buvo ten tikslų dėti variklį kitą, buvo ten tikslų kažką burti iš jo, bet galiausiai nusprendžiau, kad jis yra labai tvarkingas automobilis, dėl kurio gal truputį buvo gaila konstruoti viską laužyti, mesti. Tai galiausiai tiesiog paėmiau. Aš viską nuardžiau, visas detalės nuėmiau, kurias uždėjau, atgal sudėjau ir pardaviau. Pardaviau labai greit, per vieną gal dieną, ar ten tą patį vakarą. Šiandien šitų dviejų automobilių gal ir nebėra, bet patirtis, kurią tikrai turiu, tai tu, manau, jas niekur nenupirksi. Tiek patyrimas dėl renginių, dalyvavimo, tiek patyrimas, kaip viską filmuoti, kaip ką daryti. Taip, gal nebuvo idealių kadrų, gal nebuvo viskas ten taip idealu, bet tikrai buvo gera pamoka, kaip viską susidėlioti, kiek laiko trunka darbas visą tai padaryti. Taigi tiek apie praeitį, daugiau prie jos nebegrįšim. Šiandien aš turiu naują garažą, naują energiją ir norą toliau daryti, toliau filmuoti ir dalinti su jumis. Yra visiškai gal kitas požiūris į tai dabar, gal kitoks scenarijus nusipieš viso šito proceso, bet tas noras tikrai niekur nedingo. Taigi, aš manau, mes kartu ieškosime projekto, kartu dėliosime viską, kaip ką dėlioti, ką pirkti, kur ką dėti ir ką galima padaryti iš tam tikro automobilio. Su visom klaidom, su visais dalykais, kurios darai, kas pavyksta, kas nepavyksta, kas gerai veikia, kas blogai veikia. Ir dabar tiesiog aš grįžtu ne su tuo vadinamu Stenso link. Geras tvirtas pavadinimas – garažo režimas. Ir ką, jeigu tu nori likti ir stebėti visą šitą procesą, kaip ką ir padėti man kurti šitą dalyką, jei esi su manim, lik čia, kaip sakoma, grįžtam į režimą ir galėsiu papasakot, ką dabar turiu garaže ir kokie projektai buvo per visą šitą mini laiką. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki kito karto.